tai galim iš karto. Tai sveiki visi susirinkę į antrąją finalo ketvirto dieną. Treneris prašė pasakyti prieš ateinant, kad ateina į spaudos konferenciją du čempionai. Tai prašau, treneri, tada mintis po pergalės ir iškovotos 3 vietos. Taip, labai norėjusi būti čempionais, bet gyvenime yra tokios 2 brangios vietos, tai čempionas ir bronzos medaliai. 2 ir 4 vietos nelabai smagios. Džiaugiuosi, kad vieną iš tų vadinamų laimingų vietų ir mes užėmėm. Minėjot vakar, kad bus sunku nuteikti žaidėjus dvikovai, bet panašu, kad pavyko. Aš jums pasakiau taip, kaip bus, pamatysim rytoj. Aš žinau, kad sunku, nes pirmas tokios varžybos, visų emocijos geros, nusiteikia ir kai nepasiseka labai, taip žmonės psichologiškai sėda žemyn. Aš džiaugiuosi, kad taip neatsitiko su Juventus komanda, kad jie kovėsi dar geriau negu vakar. Tai smagu už juos. Treneri, Utenai tai yra didžiausias laimėjimas nuo 2015 metų, o jums asmeniškai ką tai reiškia? Aš senai irgi medalius belaimėjau, taip kad man irgi džiaugsmas. Po pergalės prieš Lietuvos Rytą turbūt būtų buvę apmaudu išvažiuoti iš Kauno tuščiomis. Be abejo, toks neblogas emocinis pakilimas, mačiau kaip spauda, masinės informacijos priemonės, va, čia sensacija gal pateiks, mes labai norėjom žaisti finale ir kautis dėl aukščiausio apdovanojimo, bet yra kaip yra. Tai Dainiau, prašau, gal jūsų mintis. Labai malonu, kad pavyko laimėti rungtynės. Išlikom susikaupę, iš tikrųjų buvo labai sunku žaisti, nes paskutinį mėnesį tokią atkarpą turėjom pakankamai gerą, tiek iškovojom nemažai pergalių, tiek pats žaidimas toks buvo pakankamai geras ir turėjom visus šansus ir vakar visi tokie buvo susikaupę, motyvuoti. Kažkuriuose epizoduose gal tas mum ir pakišo per didelis noras laimėti. Taip, kad labai malonu, kad šiandien kovėmės, žaidėm ir galiausiai laimėjom. Trečią kėlinį pačiu turėjot plus 20, paskui ten vieną atkarpą buvo ir iki 8, jeigu neklystu, buvo sumažėję. Kas tuo momentu atsitiko? Galbūt per anksti patikėjot pergalę? Tai čia visada tos pačios bėdos, kai komanda kartais paveda 20, tai kita komanda pralošinėdama 20 meta visas jėgas, o mes, matyt, natūraliai ta, kuri paveda komandą, truputėlį atsipalaiduoja. Ir iš 20 taškų pasidaro 10, o 10 taškų yra labai mažai šiuolaikiniam krepšinį. Iš karto prasideda, vėl sugrįžta varžovas į varžybas ir vėl viskas prasideda nuo pat pradžių. Tai tas ir įvyko. Kas padėjo atsilaikyti to lemiamo spurto? Ten buvo vienu momentu 5 taškai. Mes šiandien žaidėm geriau, gal daugiau žmonių turėjom, kurie mažiau vakar žaidė, gal daugiau energijos išsaugojo, matėsi šiandien rungtynės, pasijungė tie žmonės, įnešė labai daug energijos. Iš tikrųjų, kai 2 dienas, mažiau negu per 24 valandas žaidžiant antras rungtynės, tai ir Ovidijos labai padėjo ir kiti ten nuo suolo pasijungė, kur tos energijos kaip tik šiandien mums labai reikėjo. Aironas va ypač pasijungė pirmoji pusėje. Kai tokia didesnė rotacija yra, tai tas labai mums pagelbėjo. Buvo, matyti, didžiausias pranašumas prieš Vytauto komandą. Dainiau, koks jausmas laimėti medalį Žalgirio arenoje ir tokiu karjeros metu ir laukti, tarkim, šiltesnio palaikymo galbūt negu įprasta iš kitų žaidėjų? Tai laimėti kažką visada malonu, tai viskas prasideda, treniruotėj nenori niekur pralošti, mes matyti jau tokia esam, kad kiekvienoje situacijoje stengiamės laimėti, pradedant treniruotėm, baigiant kažkokiam varžybom, draugiškom, o to labiau tokiam turnyre laimėti, tai čia papildomos motyvacijos ir nereikia. Tai mes dėl to ir treniruojamės, kad ateiti čia ir atvažiuoti į tokio lygio varžybas ir žaisti dėl aukščiausių vietų. Ir dar klausimas, galbūt treneriui po rungtynių mačiau spaudėt ranką ir Saboniui, Kazlauskui, Adomaičiui, ką federacijos prezidentas, kaip pasveikino, ką pasakė tuo metu? Neišgirdau, ką klausė. Po pačių rungtynių, kai laimėjote... Kas paklausė?
Arvydas Sabonis, Jonas Kazlauskas, Dainius Adomaitis, mačiau spaudyti rankas, ką gal palinkėjo, ko pasveikinau. Jie sakė, malonu treneri už jūs ir sveikinam, ką laimėjom. Nebuvo nieko ypatingo. Gerai, ačiū. Aš dar noriu pasakyti, va, Dainius yra, čia sakot, ką reiškia. Aš noriu ypatingą pasakyti komplimentą Dainiui, ne tik, kad jis yra mano čempionas, bet jisai yra pavyzdys visiems žmonėms. Jis yra atletas, jis neturi jokių palengvinančių sąlygų, jis dirba kaip reta su visais ir įneša daug ramybės ir iš tikrųjų parodo, kad nesvarbu koks amžius, bet jis yra labai solidus žaidėjas, puikus žmogus ir didžiulė jėga mūsų komandai. Tai smagu, kad jis yra kartu su mumis. Dėkui. Ačiū viso. Gerai, tai treneri, galbūt apie tai, ko pritrūko iki pergalės? Taškų. Mažiau įmetė. Jeigu taip atvirai, tai aš manau, mes antrą pusę tik pradėjom kažkaip atsigavinėti kažkur, kur pradėjom žaisti. Pradžia buvo nebloga, kai mes darėm savo tas kombinacijas ir antra pusė, kai pradėjom tokį laisvą krepšinį žaisti. Bet aš manau, reikia pasveikinti Tuteną, aš manau, šiai minutėje jie tikrai yra stipresni, nes turi tikrai daugiau lygiaverčių žmonių ant pakeitimo. Aš manau, tas faktorius kažkiek suveikė, nes pralaimėjom tą kovą apie 17, galima, kiek čia 17 kamuolių, įsivaizduokit, pataikymas mūsų, tie žmonės, kurie visą laiką pataiko, tempia komandą šiandien 23, gal 3 tritaškiai, tai, suprantat, pataikymo trūko, aš manau. Vis tiek, krepšiniai, kaip bebūtų, kas bebūtų, jei pataikai, tai ir varžovam yra sunku dengtis. Šiandien mes nepataikėme. Treneriai, jūsų komandoje yra toks Tomas Michnevičius, apie kurį daug sklando įvairių kalbų. Sakykit, ką jis duoda jūsų komandai, kokį vaidmenį turi ir ko iš jo tikitės? Jis mums labai didelį vaidmenį duoda. Mes turim iš vis 9 žmonės. Jeigu jo nebūtų, būtų 8. Prantat? Tai va tas vaidmuo, jis vaikis treniruojasi, eina po truputį į priekį, stengiasi, matot, su Žalgiriu tritaškį įmetė. Tai reiškia, eina žmogus į priekį. Bet visumoje sakau, kiekvienas dabar mums žmogus yra labai svarbus. Čia ar Miknevičius, ar tas, labai tie žmonės, nes mes realiai mėnesį daugiau negalim treniruotis. 5 prieš 5, aš manau, tas rungtynės su Panevėžiu ir Pasvaliu mes sužaidėm geroj emociniai būkliai tokioj. Sužaidėm, o čia atvažiavom, aš manau, tas toksai truputį gal mūsų netgi nusėdimas. 3 žmonės pagrindė, 3-4 daugiausia tempia po 30 virš minučių, tai yra tikrai nemažai. Kaip žinau, Linkevičių yra stresnis lūžis, o kas yra Vyteniui Čižauskui? Kam? Čižauskui. Čižauskui raumens patempimas ten kažkokio, vienu žodžiu. Skauda koja, uždegimai ten visokie. O stiprintis neketinat? Kaip? Stiprintis. Ketinam, nes, ta prasme, stiprintis, nestiprintis, bet aš galiu, nežinau kaip čia apie stiprinimą, bet realiai jeigu ieškomės tikrai kokio žmogaus, jis ten bus, aš jau dabar, jeigu atvirai taip pavargau, nes aš manau, bet kokio jis lygio bus, jis tikrai mums padės. Na prasme, mums reikia. Mes netgi norėjom iš nacionalinės paimti. Nacionalinės nei viena komanda netiduoda irgi kova taip, kad... Bet kad žmogus bus, tai 100%, nes mes negalim taip žaisti. Mes paprasčiausia, jeigu mes nepasistiprinsim, tai mes galim savo iš karto pasistatyti geriausiu atveju, manau,
kokią į 7, nu, geriausiu atveju 6 vietą. Nes tom komandom, kur žaidžia, tai yra labai, labai sunku. Treneriai po rungtynių pasvalyje sakėt, kad 4 yra tikrai neblogas rezultatas. Kokiomis nuotaikomis dabar vykstate namo? Kaip suprantat, aišku, norisi visą laiką daugiau, bet aš manau, Prienai jau kiek ir 2 kartus taurę laimėjo, 2 kartus 3 vietą užėmė. Visa nebuvo tokio sezono, kai mes buvom, tai vienas sezonas, kad Prienai nežaistų 4 per visus tuos metus. Aš manau, mums patekimas į 4 šitas labai. Tai manau, tai Utena pirma sensacija, aš manau, po Utenos mes, kur laimėjom paskui. Tai paskartosiu tikrai, aš ir vyrams sakiau, tikrai geras pasiekimas, tik aišku, norėjusi to medalių visą laiką. Klausimas galbūt Tomui apie tą prastą pataikymą. 24% lyg ir vakar treneris pataupė, dar žaidėjus per rungtynę su Žalgiriu, bandė subalansuotą žaidimo laiko. Kas galėjo lemti, ar čia Juventuso gynyba, ar jūs savų metimų nepataikėt, nes procentas vis tiek labai, labai reto netikumo. Geras klausimas. Nežinau, vėlgi mes gal kokį turbūt mėnesį jau daugiau laiko žaidžiam su ta rotacija, kokią mes turime ją. Turim žaidėjų tiek, kiek turim. Ir tuo pasiekoje aš manau, kad eina vis tiek tas nuovargis šiek tiek. Ta kaip banga rytas į jūros į krantą, tai taip pat ir mūsų komandų yra. Rotacija maža, krūvis tenka didelis, taip kad aš manau atsiliepia visai. Tai aišku, reikia pasveikinti ir varžovą šiandien gynėsi agresyviai, jie žinojo, kaip mes žaidžiam, ką mes darom, taip kad tie metimai nebuvo tikrai lengvi, visi buvo sunkus metimai. Nepataikėm, tai krepšinį laimi ta komanda, kuri pataiko daugiau. Viskas. Dėkui. Ačiū.